Sveiki, draugai. Kągi, ledo, kaip suprantat, nėra. Nėra, draugai. Ir kada jisai bus, neaišku. Jau tiesą pasakius, atsibodo man laukti. Jau visą mėnesį nebuvau žvejoti, įsivaizduojat? Visą mėnesį. Tai kadangi jau atsibodo laukti man to ledo, aišku, kai kuriuose rajonuose jisai yra. Nu, bet ten toks ir ledas. Bet aišku, įmanoma, ant mažų balų kažkur kažką pagauti dar galima. Pagaudyti tiksliau, o pagauti ar ne, tai neįsivaizduoju. Tai, vienu žodžiu, atvažiavau aš ant... beje, visus su naujais metais. Tai atvažiavau aš ant Kauno marių ir bandysiu iš valtelės gaudyti karšius. Nu, čia kaip kažkada esu bandęs, tai pabandysiu dar kartelį. Gal ir vėl paeis. Šį kartą oras pasaka. Nežinau, kaip karšiam bus orelis. Bet pagal tai, ką aš čia matau, tai vanduo kaip stiklas, vėjo galima sakyti 1 metras per sekundę. Tai kaip ir turėtų būti neblogai. Aišku, žiemą kažkaip per didelį vėją geriau kimba negu per štilių. Na, bet iš valties per didelį vėją nepažvėjosi. Tai gaudysim su žieminėm meškerėlėm, su plūdytėm vasariniam ir bandysim. A dabar pūsiu asfaltį ir plauksim į trasą. O, dar kažkas su valtim atvažiuoja. Nu, veiksmas, draugai, kaip vasara. Atvažiavau, galvoju, ramiai įsikrausiu. Ne, nu kur tu? Kažkas atplaukia, kažkas nori išplaukti. Jo. Tikrai nesitikėjau tokio veiksmo. Tiksliai, aš dabar galvoju, kodėl man tada, kai aš jau link pavasario buvau, kodėl čia buvo tuščia. Taigi starkių nebuvo galima gaudyti. Viskas aišku. Jo, orelis tai pasaka. Jeigu turėsim kibimukų per tokį orelį, tai išvis bus super. Bet kaip ten bus iš tikrųjų, pažiūrėsim. Po biškį artėjam. Ten, kur reikia. Jo, čia tų taškų prisidėliojęs belenkiek, dabar pats nesusigaudau, kuris taškas. Bet tai kaip sunku su laivu rasti tašką. Aik tu sau. Aš nesuprantu, valtis, vienu žodžiu. Ta rodiklė, jinai belenkaip sukinėjasi. Aš nesuprantu, kurią pusę plaukti. Į kurią beplaukčiau, vis tiek ta rodiklė į vieną pusę, į vieną kryptį rodo. Kažkoks kosmosas. Nu, geras. Jo, žinokit, reikaliukai čia sunkus. Su valtelė pagaut tašką. Žiemą su rogėm, tai dar. Ir tai ten reikia blūdyti, ratais, kvadratais. Kad rasti, bet jau su valtim, tai ką aš žinau. Ta rodiklė laksto, belenkaip jinai varinėja. Aš nespėjau jos gaudyti, tai atrodo, lyg tai ten plaukiu, pats žiūriu, kad jau nebe ten plaukiu. Nu, vienu žodžiu, nežinau. Ko gero, teks inkaruotis belenkur. Nu, ta prasme, daug maž. Nes aš čia vėl, man atrodo, ieškosiu tos vietos ilgai ir nuobodžiai. To ir sutems, kol aš čia rasiu. Tai
Manau, kad toj daugmaž tą vietą pasigaunu ir leidžiu šinką, nes sakau, bus batai. Viskas, draugai, leidžiam inkarą, kol mūsų nenunešė. Ir aišku, kaipgi kitaip. Opa. Dabar bandysim kitą inkarą, kad išsitampyti. Čia šaika vėl bus reikalų krūva. Tik tai mums dabar reikia, ką reikia padaryti. Reikia paplaukti, man atrodo, biškį link čia. Va, te, va. Taip sakant, ištiesint valtį. Nu ką, pažiūrim, kur šniūras. Aš dabar nematau. O, matau. Viskas, šaika, metam. Kol dar ne vėlu. Kol vėl mūsų nenunešė. Ten kur nereikia. Opa. Šio. Panašu, kad ne visai gerai, bet manau, kad bus gerai. Jūs neįsivaizduojat, kiek čia vargelio. Kosmosas. Pakol aš čia viską užsiinkaravau. Tai nedaug tų dievė. Tai dabar pasidėsim staliuką. Šį kartą pas mane žiūrau gavosi kamera biškinį iš tos pusės. Bet ką darysi? Yra kaip yra. Kažkaip prisimenu, kad aš buvau staliuką pasidėjęs. Bet kaip aš čia taip tilpau, tu niekaip nesuprantu. Kaip aš čia, draugai, taip tilpau, jūs man paaiškinkite. Dar pas mane čia staliukas buvo. Normaliai. Tai gal tas staliukas taip buvo. Negali tai būti. Kad ant čia va taip stovėjo. Nu, čia va staliukas. Susidėti viskam. Vos čia runčikas infarktų negavo. Žinokit, galvojau, kad masalus palikau mašinai. Ajajai, pasirodo ne. Pasirodo kėdutniai. Viduj. Mano masaliukai. Tai dabar. Taip, pašariukas pas mus čia. Nu, paėmiau aš čia taip normaliai, pašariuko, normaliai. Nu, gal ir bus gerai, gal nereikia čia labiau drėkinti. Tegul jisai ten pasiskleidžia biškelį ant to dugno. Mikseriukas. Svarbiausia nieko neįmesti į vandenį, per muškę. O, tokias va 2 meškerytės paėmiau. Ai, draugai, dar žinot, ką aš vos nepamiršau? Kai čia pas mane tiek reikalų. Ašgi pamiršau, kad man reikia patikrinti dugną. Nu, jo. Tai kai čia runčikas? Normaliai. Čia žinokit, čia tiek reikalų, čia kaip kiaulė pasipjaulas. Aš jau čia baigiu pasiklysti. Tarp to, ką aš čia kiek turiu. Ir kiek man čia ko reikia. O va dugną tai man reikia patikrinti. Nes gali būti toks dalykas, kad ant dugno gali būti visokių nesąmonių. Ir jeigu tai bus batai. Tai dabar paimsim, kai visą laiką šitą daikčiuką ir pasižiūrėsim, ką mes ten gero turim.
Ai, nu dugnas viskas gerai. Kažkas tai čia biški matosi pas mus ant to dugno šiek tiek. Šiokių tokių žolikių. Vienu žodžiu, viskas gerai. Jo, o pradžiai tai aš manau pasišersiu tik tai su sausu pašaru. O paskui, kai jau viską sumėsiu, meškerės, pašerta bus ant sausiako, tada, nors nežinau, ar iš karto verta man tos gyvus padavinėti, nu bet vieną karmuškę vis tiek įleisiu. O visumoj tai, kai pasirodys bent vienas šucheris, tada patarkosiu įleisiu gyvų, tiksliau pakapotų gyvų. Matilio, pinkos, kažkaip tai bandysim daryti. Dar norėjau su kamera įleisti karmuškę, bet žiūriu, kad neverta. Ten tamsu, ne tas žodis ant dugno. Tai nėra prasmės. Tai dedam iš karto sausiako. O paskui įleisim savo tą aną kamerą ir pasižiūrėsim, kaip ten vaizdelis. Bet aš turiu tokį įtarimą, kad vis dėlto teks padrėkinti. Galvoju, kad nereikės, bet jaučiu, kad reikės, nes labai jau sausas. Biški per sausas įtari bus. Nus. Per viduriuką mes taip pabandom. Ai, tu sočiai šiandien kaip tikų. Tai jeigu bus kibimukai... Opa. Nesupratau. Ai, čia biški matyt giliau. Aš čia pasidaręs mėrką, jeigu ką, kad paskui man ant dugno nereikėtų, tai uždėjau stopiką. Nu ir va tai va, draugai, pavarysimės. Gerai, šitą dar vieną sausesnį įvarau. Ir paskui biškelį padrėkinu. Kaip tikų, paveizėkite, eik tu savo. Kauno Marius, kaip stiklas. Normaliai. Geras, o vakar toks vėjas buvo. Tai kaip fainas oras. Kaip gerai, kad šiandien aš sugalvojau atvaryti. Opa, čia net kyla į viršų, žiūrėkit mano pašaras. Čia nori, nenori, reikia įdrėkinti dar. Jo. Reikia. Jo, draugai, kaip man patinka šiandien oras. Bliamba, bliamba. Nu žinokit, jeigu bus kliovas, kaip plūdytės gražiai viskas matysis, jūs neįsivaizduojat. Čia taip viskas atrodys. Jeigu pavyks nukameruoti kibimus, tai ne tas žodis. Jau žinokit, jeigu ir nepagausiu, tai bent jau gerą morę pabūsiu. Čia. Sausiako aš įvariau. Tai dabar pradėsim nuo kitos dalies.
Pradėsim nuo meškerykių. Plūdykės naudosiu kaip ir aną kartą. Ai, dabar dar nereikia. Šviesos paskui mes uždegsim šviesą. Tai dabar galima ir be šviesos. Va tokias, va. 3 gramų. Ir dar, draugai, aš jums parodysiu vieną dalyką, tokį, ką aš biškį pakoregavau pas save. Šį kartą šiek tiek geresnius karamaislus pasidariau. Ir plius aš juos šį kartą atreguliavau, nes aną kartą pas mane kibimų buvo. Ir pas mane jų buvo tuščių kibimų, todėl, kad aš buvau uždėjęs gerokai sunkesnius karamaislus. Tai šį kartą aš karamaislus pasidariau namuose ir aš juos šiek tiek patobulinau. Nu, nežinau, ar čia bus geriau ar blogiau, bet faktas tas, kad aš uždėjau greitas jungtis galuose, nu, kad galima būtų pavadėlį greitai pakeisti, jeigu nutrauksi. Pavadėlį tai aišku pintas valas ir greita jungtis ant čia, ant kad užkabinti pagrindinį valą. Tai vienu žodžiu visur greitos jungtis. Tai dabar tik tai va, fukt, nu čia kad nereikėtų, su ta prasme, kad nereikėtų kažkur ten galvot, kur kabliukus užkabinti, kai juos uždedi, arba čia raišėt atvažiavus. Tai va, greitą jungti fukt, uždėjai ir atreguliavau karamaislus taip, kad jie iš lėto skandintų plūdę, o ne taip, ne kirvuku, kad eitų į dugną, bet kad iš lėto. Tai va, bus va tai va kažkaip, visa sistemėlė bus va tokia va. Kažkaip va taip. Nu ir žiūrim, kas čia mums gausis. Taip, vieną meškerytę į vieną pusę. Žiūrim, ką turim. Kas čia mums gaunasi. Opa. Nu jo, čia tokiu oru ir su fideriuku galėtum gaudyti iš valties. Bet su plūdyte fainiau. Kaip ten bebūtų, man su plūdyte bus fainiau. O, kaip super atrodo viskas. Nu man tiesiog pasaka, kaip man patinka. Susimėsiu abidvi meškerės. O masaliukus paskui uždėsim ant kabliukų. Nu ir ką, ir dar vieną plūdytę. Ir va, ant karabinčiko. Fuk, tik tai plūdytę. Ir всё. Nu ir aišku, dar vieną pasidariau karamaislą, kur pavadėliai ne ant greitų jungčių, o tiesiog pririšti ir viskas. Tai pasižiūrėsim irgi, kaip geriau. Gal sakau, baidysis, arba dar kokios problemos bus su tais, nežinau, su tom greitom jungtim. Tai ir dar kas svarbu, atreguliuoti, kad karamaislas tolygiai kabėtų. Kad nenusvertų vieną pusę žemyn, kitą aukštyn. Tai va, kažkaip taip. Всё, draugai, pavyzdėkit, kaip viskas čia gražiai atrodo. Gražiai, neplūdytės. Gražiai. Tik šį kartą man kažkaip valtelė biškį juda labai šonus. Tai tas man nelabai patinka.
Nu kągi, manau viskas čia atreguliuota, dabar galima dėti masaliukus. Gal tik tai man kas nelabai patinka šitoj situacijai, kad man vėjas tiesiai į veidą bus. Tai va šitoj vietoj gal ir nelabai gerai. Na bet gal kaip nors. Gal kaip nors. Manyčiau, kad pradžiai mes ką padarysim, tai ant vieno kabliuko užmausim matyliokus, tarkim porą matylių ir tarkim pinkutę. Uždėsim pinkučių, įtariu, kad reikia man įsimesti čia keletą, kad nereikėtų čia iš tos visos bankės įminėti. Kas tai nuskandinau, kad jos man čia nelakstytų, nes paskui čia man nelabai patinka tie visi dalykai, kada jos čia dodasi. O ant kito kabliuko aš uždėsiu pučioką. Avdrilk. Leščius norės. Labai skies negalima, nes jos labai lengvai trukinėja. Tai iš palengva taip. Dabar aišku pribarstysiu aš čia belenkiek. Gal ir ne pribarstysiu. Nu vo. Viena meškerykė jau gatova. Šiaip tai galiu pasakyti, kad kokio bent jau metro ilgio būtų pats gazas meškerytė. Nu, galėtų bendrai biški ilgesnė, kokio metro 20, metro 30. Nes tos trumpos, tai nu, nepatogu, galiu pasakyti, nepatogu. Eik tu savo, kaip ta plūdė toli pasidarė. Nieko nesuprantu. Nu, tikiuosi bus gerai. Ant šitos meškerės, tai nežinau. Panašiai dėsiu kaip ten. Nors ne, pabandysiu vieną kabliuką užmauti, vien tik tai pinką, porą pinkų. Arba porą, arba vieną netgi. Nes nieks čia nežino, kaip čia iš tikrųjų su ta žuvim. Jo, pabandysim taip. Nu ir viskas, lauksim. Bet tik kaip čia taip atitolo man tame šitas plūdė, aš nieko nesuprantu, kaip čia taip yra. Kame čia kampas? Kodėl čia taip darosi? A? Kas man gali pasakyti? Kodėl jinai taip toli nuplaukė? Gal vis dėlto srovė yra į tą pusę? Žiūrėsim, kaip čia bus. Tegul būna, vieną toliau, kitą arčiau. Toja, runčikas kaip dos per leščius. Gal. No, nieko nesuprantu, bet rimtai, kas čia vyksta? Geras. Man atrodo, kad vis dėlto valtis labai sukaliojasi, bet tai blemba, taip ištempiau tos trosus ir vis tiek jinai sukaliojasi. Man atrodo, kad aš vieną trosą biški prastai ištempiau va tos pusės. Reikėjo biški kiek kitaip. Jo, vis tik aš manau, gal jau nebelaukimės, kol atplauks ta žuvis. Šaukim iš karto mes to gyvo į tą mikseriuką ir paduokim mes jom. Jo, vėjelis kyla, geras. Nu,
Pagal sinoptikus vėjelis turėtų rimti, o ne kilt. Tai ką žinau, kaip čia. Kaip dabar čia gaunasi. Čia tipo eilinį kartą nepavyko atspėti, ar kaip čia gaunasi. Nes mano plūdytės neša į šoną. Tikėkimės, kad bus gerai, košytė skani gausis. Bet tai geras, čia kokia tirštainai gavosi ta košytė. Ir taip sakyčiau, dzika tai suvanojo kaip turi būt. O va, tiksliau ne dzika, o pinka. O va, kas liečia... Ne, matylį suvanojo kaip turi būt. O pinka, tai galima sakyti, jinai čia kaip ir siela gaunasi. Vos ne. Man atrodo, kad reikia dar pavaryti. Matylis bus tik dėl kvapo. Jeigu ką. Su dzikais košytė tokia tiršta, žinokit, nesigauna. Kaip su pinkais. Keista. Tai gal sakau, sausiako net nereikia. Reikia tiesiog pilti tą ir viskas. Ar geriau su sausiako pamaišyti, kaip jūs galvojat? Ai, gal davai šiupsnelį varysim to sausiako ir bus gerai. O, va tai va, pamakaluosimės tą, kad gautųsi čia mums tokia, ne visai košė, bet tokia, kaip sakant, tiršta košė, kad gautųsi. Jo, ką, lyja? Eik tu sau. Ir dar kapišono nepaėmė uždengti kamerą. Ne, nu, ką žinau. Svarbiausia, kad žiūrėjau orus, nebuvo jo nieko panašaus. Prognozavo lietų, po tokį, nu kaip dieną tokį purškimą. Ne lietų, o purškimą. Tai va, turėk bėdą. Lynot pradėjo. Ojei, ojei, ojei. Aš nebegaliu. Ko man dabar kamerą reikės uždengti, aš neįsivaizduoju. Dar buvo tokia mintis, galvoju, kapišoną paimti. Nuo striukės, ką aš visą laiką darau. Bet taigi pasižiūrėjau prognozės, nėra jokio lietaus. Galvoju, ką man tas kapišonas. Niekada, draugai, nepasitikėkit prognozę. Niekada. Išdurs, kaip turi būti. Nes į vakarą turėjo kaip tik giedrytis, o ne lietutis purkšti. Gavosi atvirkščiai. O tai va. Nu, tikėkimės, kad neįsilis. Nu, bet kaip man, draugai, patinka mūsų sinoptikai, tiksliau šiuolaikinės mūsų prognozės. Tai ne tas žodis. Nu, aš tiesiog nustebęs. Purškia lietutis ir ką tu jam? Nu, aš tikiuosi, trumpam jie čia prašovė su tą prognozę. Nes, nu, aš visai nepasiruošęs lietučiui. Kažkaip tai. Jo, draugai, meškerių reikia ilgesnių, jeigu iš valties gaudyti karšius. Šitos per trumpos. Taip norisi nuleisti kažkur toliau nuo valties. Atrodo, lyg ir toliau nuleidžiu. Bet žiūriu, kad čia jau prie pat valties. Netgi sakyčiau, jau po valtim. Tai nelabai aš čia suprantu. Kažkaip šį kartą nepavyko man normaliai užsinkaruoti.
Nu, žinokit, draugai, arba aš atpratau jau nuo žvejybos, arba šį kartą labai prastai viskas gavosi. Tai visų pirma, nepataikiau niekaip į tą tašką, kur buvau pasižymėjęs, nes jisai labai greit laksto, nesuprasi, atrodo, jau tik atsistoji taške, jau žiūri, kad jau nebe taške stovi. Nu, žodžiu, kažkokia nesąmonė. Tų tikslių koordinačių su valtim pagauti neįmanoma realiai. Nu, bent jau su diperiu, nežinau, gal su kažkokiais kitais echolotais gal ir galima. Tai čia pirmas dalykas. Kad atsistojau ne ten, kur reikia. Iš tikrųjų. Nu, visiškai ne toj vietoj stoviu. Neįsivaizduoju. Bet atrodė grinai, atsistojau į tą tašką, atplaukiau ir rodė, kad rodiklė tom taške. Ir lyg tai mečiau staigiai inkarą. Nu, negalėjo taip greitai manęs nunešti. Paskui pasižiūriu, kad visiškai ne toj vietoj. Dar turbūt, nu, nežinau, kaip pagal sprindžius, pagal tos žingsnius, tiksliau, pagal metrus. Nežinau, kaip pagal metrus, bet toks įtarimas kyla, kad kokie 10 metrų šone stovi. Kaip taip įmanoma, aš nesuprantu. Negi ant tiek netikslios koordinatės būna pas tos visus. Ten diperis, pas gilį. Kad neįmanoma tiesiog pataikyti grinai tą patį tašką. Paklaida yra tokia, sakyčiau, kokie 10 metrų. Antras dalykas, purškė lietus ištisai, ko visiškai neturėjo būti. Tai nežinau, kaip čia gausi šį kartą su šitą žvejybą, nes, nu, visiškai neatitinka, nei prognozės neatitinka, nei gylio nepataikiau, ta prasme, nei vietos nepataikiau. Tai tiesiog neįsivaizduoju. Belieka tikėtis tik tai, kad viskas bus gerai. Kad lietutis pasibaigs, tas purškimas. Ir kad į šitą vietą irgi ateis žuvis. Ir dar vienas dalykas, kad šį kartą užsinkaravau labai blogai. Nesigavo gerai užsinkaruoti. Kažkaip neįsitampiau šniūrų. Skubėjau, kad greičiau. Ir gavosi kaip visą laiką. Esmė tokia, kad aš atrodo lyg tai ir nuo valties nuleidžiu tą plūdelę gerokai toliau, o gaunasi, kad kai atsisėdu, kai jau padedu meškerę, plūdė atsigaunasi vos ne po valtim palenda. Kodėl taip gaunasi, aš nesuprantu. Tai faktas tas, kad reikia ilgų meškerių. Su šitom žievinėm čia šūdas gaunasi. Įtariu, kad geriausias variantas būtų koks 1,5 metro meškerė tokio ilgio. Tai jau čia būtų pats gazas, tada nuleidai taip ir būtų super. A čia aš taip įtariu, kad aš kai ant borto atsispiriu su kelieniais, kad toliau nuleisti, valtis pasitraukia į tą pusę. Jo, taip jau čia ir bus. Jinai pasitraukia į tą pusę ir atrodo, kad aš lyg tai nuleidžiu kaip ir toli, koks metras nuo valties. Atsisėdu, valtis grįžta atgal į tą vietą ir gaunasi, kad plūdė palenda. Nu, žodžiu. Tai šį kartą susidūriau su tokiais keblumais. Tai nežinau, kas čia bus iš to, bet... Nu, svarbiausia, kad bent jau žuvis atplauktų, gal tada kažkokia situacija ir pasikeis tada. Tikėkimės, kad viskas bus gerai. Draugai, gera naujiena yra ta, kad aš jau mačiau žuvį ant ekrano. Bloga naujiena ta, kad ta žuvis aukštai nuo dugno. Bet jos ten pavienės tokios. Tai net nelabai įsivaizduoju, kas ten galėtų būti. Ar karšis, ar ne karšis. Nors logiškai mąstant turėtų būti karšis pagal idėją. Bet pavienės. Tai manau, kad mes gal nieko nelauksim, ne? Turbūt. Ir
iššausim į sveikatėlę. Su ta mintim, kad mum pradės kibti karšiukai. Aišku. Čia kur kavytę įsipyliau, tai termusiukas nedovanėlė. Opa, ramiai. Nieko tokio. Nieko baisaus. Nes šį kartą paėmiau 2 termusus. Neįsivaizduoju, kiek čia laiko aš būsiu, tai galvoju, reikia paimti ir kavytės, ir arbatytės. Kad taip sakant, nepamažint. Gerai, draugai, seniai jau gėrėm į sveikatėlę, tai išgerkim už tai, kad Arunčikui galų gale pavyko ištrūkti į žvejybą. Aišku, labai blogai, kad ne ant ledo, nu bet ką darysi. Gal dar bus, gal. Bet tikimybė labai maža. Todėl mes dabar sėdim valtelėje ant vandens. Ir išgerkim už tai, kad aš pagaučiau šiandien karšiukų. O dar geriau leščių. Į sveikatą, draugai. O, bus. Opa, opa. Sako, nėra šaika. Gaila, negaliu aš jum priartinti. Bet va, nežinau, ar jūs matot, bet karšiai, va čia va karšiai. Va. Leščius. Čia 100% leščius. Nežinau, ar matosi ar ne, bet va šitoj va vietoj leščius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žuvis atėjo. O jeigu atėjo žuvis, tai galbūt mes ją ir pagausim. Va, aukštai kaip čia ką piešia. Eik tu sau, kaip čia piešia. Jūs pavyzdėkit, kas čia darosi. A jūs matot, draugai? A jūs matot, kas čia darosi? Pasižiūrėkit. Sako, nėra čia žuvies, nieko nerodo. Va tai va. Atėjo leščiai. Jo, čia leščiai. Jau duodasi po dugną. Grinai matosi, kaip duodasi po dugną. Ir leščių davelne čia atėjo. Davelne. Viskas, draugai. Arunčikas biškiuką pakoregavo reikalus. Tai dabar šiek tiek geriau. Uždėjau stopikus, kad man plūdės nesipainiotų kartu su karamaislais, nes ten į vieną krūvą, kai sukrenta, prasideda niuansai. Tai pakėliau plūdę apie 30 cm nuo karamaislo, tai dabar galiu taip švystelt biškį toliau, man nesusipainioja bemetant. Nu ir jau kažkas panašaus. Aišku, nesigauna taip, kaip norėtųsi jau pilnumoj, bet geriau negu buvo. Dabar bent jau plūdės nepalenda po valtim. Dabar va savo va gražiai šviečia žalia švieselė. Žuvis, galiu pasakyti, tai taip kažkaip vieną kitą praplaukia, bet to tokio knisimo nėra. Tai arba nesimaitina, kas gali būti variantas, arba gal masalas, pašaras gal netinka, neįsivaizduoju. Nes šiek kaip metai, taip vis kažkas tai keičiasi. Vienais metais ant vienokių pašarų geriau, kitais metais ant kitokių. Tiesiog nežinau. Nu, bet užtat, ką tu vėjas nurimo, lietutis beveik nelyja, viens kitas lašiukas matau ant šviesos lyg ir krenta, bet jau nebe taip. Bet kas man labiausiai patinka, kad stiklas, lemba.
O šitas kibimui ir gali turėti įtakos. Nes jeigu taip sprendžiant pagal tai, kaip kibdavo man žiemą, tai dažniausiai kibimai būdavo per tą štormą tokį, vėjas, ten net palapinę prie žemė, prie ledo glaudžia. O tada ten kibimas būdavo belenkaip. Kaip ant štiliaus, neįsivaizduoju. Bet sužinosim. Pasėdėsim, sužinosim. Galiu pasakyti, nugarytė tai jau pakirta. Kaip dabar būtų faina, jeigu aš dabar sėdėčiau palapinėje ant ledo. Eik tu savo. Šilta, gera, ant lovytės. Su maikutė, su tapkytėm arba basas. Ir viso to nebus šiais metais. Jėzau. Žiauru. Ką aš galiu pasakyti? Žiauru. Nu, bet gal vis tiek kur nors nulėksiu ant kokios balos ant ledo. Aišku, su palapinė nepaeis. Palapinę teks statyti ant kranto. Nu, bet ką žinau, šiaip galima pernakvoti ir ant kranto. O paskui dieną pažvejoti be palapinės ant ledo. Ką daryti? Aš tai pagalvoju, o jeigu kokį plaustą pasidarius, bet iš ko jį pasidaryti? Tokį rimtą, kad palapinę būtų galima kubą pasistatyti ant to plausto. Sau bats užplaukiai. O dar jeigu skylės prasidaryti kaip palapiniai, tai iš vis būtų pasaka. Gaudytum savo kaip žiemą, užsinkaravęs. Nu, bet čia būtų liuks. Opa, vėl raudonuoja. Nu, bus kas nors, ar ne? Ką žina. Blemba, toks vis, kad nepriniro. Jo. Ir vėl nieko. Ne, nu aš nesuprantu. Kas čia yra? Kame čia reikalas? Ai, va čia kas. Jūs pažiūrėkit, draugai. Nu, dar tokio bairio aš čia nemačiau. Šitoj vietoj. Dar taip nebuvo, nigdy. Aš pirmą kartą čia tokią žuvį pagaunu. Jo. Nu ką aš galiu pasakyti, aš nustebęs. Kas čia per žuvis? Žiobris, ne žiobris, kas čia? Jo, žiobriukas. Ar čia kas čia, nesuprantu. Nu iš snukio tai tikrai žiobris. Žiobriuką pagavau. Vo, leščius. 100% leščius. Va tai va. Tai negi šitas galėjo irgi kelt plūdę. Kažkaip netikiu. Nu gal. Bet man tai čia kažkaip tai biškį įtarimas kyla. Nežinau. Jo. Nu jau ko nesitikėjau, tai nesitikėjau. Aš nežinau, per kiek čia žvejybų, per tiek, kiek aš čia gaudau žiemą. Gaudžiau tiksliau žiemą su palapinė. Nebuvo niekada nieko panašaus. Aš nežinau, aš man atrodo net pūgžlį nesu čia pagavęs. Vienintelė žuvis buvo karšiai.
Nu jo. Pirmas kartas man čia toksai. Nu, kaip ten sako, visą laiką būna pirmas kartas. Oba plūdė kelia. Tiksliau kėlė. Bet pagal tai, kaip čia kimba, čia ko gero nelabai karštis bus. Įtariu, kad vėl koks žiobriukas čia duoda. Nesuprantu, ar čia mano meškeris plūdės taip neša, ar čia neša mano valtį, nieko nedaina man. Bet šiaip aš užsinkaravęs neturėtų nešti. Ai, kertu ir viskas. Sėdi vėl mailius. Eik tu savo. Kai čia? O čia taip nesuprantu aš. Kaip tai gali būti? Kas čia? Vėl žiobriukas. Ne, nu tai kai ką, draugai, pavyzdėkit. Vėl pagavau žiobriuką. Nu, sakau, bet tokio cirko nemačiau. Dar aš taip nemačiau. Jo. Vėl kimba, nu. Vėl bus žiobris. Garantuotai. Tik išjungiau kamerą, iškart kibimukas buvo. Bet panašu, kad vėl žiobriukas. Tai dar nors tie žiobriai būtų papūskeli. Tai dar. Kaip ir baika būtų. Adaba. Na, aišku, kamerą įjungiau, viskas nebekimba. O, vėl raudonuoja. Vėl. O, neria plūdė. Tai jau bus vėl tas žiobriukas. Garantuotai. Aišku, kasgi dar. Vienu žodžiu, draugai, šiandien žiobrių žvejyba. Ką aš galiu pasakyti? Ką tu čia užkabinai? Tai kai čia žiobrys? Čia jau geras žiobrys paėmė, jeigu net tau užkabina meškerė. Jo. Čia jau gerulis. Na, aišku, taip ir galvojau, pinkas uždėsiu, taip paeis žiobriai. O, šaika, pavyzdėkit. Šiandien runčikas per žiobrius kaip kala. Nu. O tai va. Čia jum ne baika. Čia žiobriai eina į trasą. Tai kai vėjas pakilo. Eik tu savo. Nu jau man čia nelabai patinka. Blin, čiagi ne ant balos sėdžiu, ant Kauno marių kaip nekaip. Su savo to preziku. Žinokit, draugai, kuo toliau, tuo įdomiau. Jau beveik 2 valandos nakties. Karščiai taip ir neužkybo.
Nors jų buvo, bet neužkibo. Ir vėl mane supt pradėjo. Čia viskas būtų kaip ir nieko, jeigu man nereikėtų traukti tų inkarų sveriančių belenkiek, kurie dabar bus įlindę į dumblą taip normaliai. Nežinau. Nuo 3 valandų iki 2, tai beveik 12 valandų. Beveik 12 valandų atsėdėjau. Eik tu savo. Normaliai aš čia dėjau. Biškį durnai padariau, reikėjo, kol buvo štilius, reikėjo rinkti manatkes. Dabar čia, ką aš žinau, kaip čia reikės viską susirinkti. Ta prasme, tos inkarus įsitraukti. Valtis pilna. Nu kažkaip gal pavyks, tikiuosi. Svarbiausia, neįsiversti vandenį. Maudytis visai nenoriu. Visiškai. Gerai, draugai, manau, kad viskas užtenka čia malt ant tų Kauno marių. Buvo visokio oro ir gero, ir blogo. Nu ir ant pabaigos dabar vėl nieko gero. Tai, nu, kaip ir matėt, karščių buvo tikrai. Echalotas parodė, kad karščių buvo. Bet faktas tas, kad jie nesimaitino. Kodėl jie nesimaitino, neįsivaizduoju. Tai 2 valandos nakties, kaip jau ir minėjau, nebematau aš čia prasmės daugiau būti, nes viskas, panašu, kad tikrai nebus. Jeigu jau būtų buvę, tai per tą laiką jau būčiau pagavęs bent vieną karšį. Bet kadangi nei vieną nepagavau, tai vadinasi, jų ir nebebus. Nėra ko norėt, vidurys žiemos kaip bebūtų. Nors ir be sniego, be ledo, bet vidurys žiemos. Taip, kad draugai, labai neužpykit ant manęs, jeigu aš įkelsiu šitą vidosiką su savo žiobriais. Kaip ne kaip vidosikas senai jau buvo išėjęs, tai nors šiokį tokį vis tiek aš jį turbūt įmėsiu. Pasižiūrėsiu dar, aišku, namuose. Kas ten man gausis, kai sulipdysiu. Gerai, draugai, ačiū, kas žiūrėjot. Ačiū, kas prenumeruojat kanalą. Kas užmetat kars nuo karto kokį laiką. Kas kars nuo karto paremėt mano kanalą. Visiems didelis dėkui. Ir iki kitų susitikimų. O kur bus kitas susitikimas, nežinau. Ir kada jisai bus, irgi nežinau. Bet jeigu prognozės nemeluoja, mačiau rodo šiek tiek šaltuko, tai bandysiu vis dėlto aš turbūt ieškoti ledo. Nes čia su tuo atviru vandeniu man nelabai patinka. Viskas. Ačiū. Iki kitų susitikimų. Ate.